Tai sveiki visi susirinkę. Mūsų tema šio susirinkimo yra kitos šiltnamių paskirties pastato Žvaigždžių gatvės, Vabalių kaimas, Bebravo seniūnija, Radviliškio rajono statybos projekto viešinimas, supažindinti visuomenę su projektiniais pasiūlymais. Pirmą turėtumėm išsirinkti susirinkimo pirmininką, tai aš norėčiau būti susirinkimo pirmininkas Matas Adomaitis. Viliau, ar jūs pritarėt? Taip. Aušra Kardzienė pritarė, Matas Adomaitis Vilma pritarė, Aivaras pritarė, Justinas Kavaliauskas pritarė. Gerai. Susirinkimo sekretorių noriu išrinkti Aušrą Kardzienę architektę. Viliau? Sutinku. Sutinku. Vilma? Tinkam. Aušra sutinka. Aivaras ir Justinas Kavaliauskas? Sutinkam. Gerai. Dabar visų mikrofonai bus išjungti. Jums tiesiog reikės pasiklausyti, kaip architektė Aušra Kardzienė pristatys visą projektą ir paviešins ekraną. Tai sveiki. Aš to jau paviešinsiu savo ekraną ir galėsim kalbėti. Jeigu kils techninių nesklandumų, prašau duokite žinoti, jeigu kas ko nematysite. Palauk, Aušra, truputį gerai. Laukiu. Pamiršau, kad Vilius turėtų truputį pristatyti savo bendrovę, Žemės ūkio kooperatyvą. Tai Aušra dabar dar nešėja ekraną, gerai? Gerai. Gerai. Vilius, jungite, jeigu galite savo garsiakalbį ir pristatykite truputį. Dabar pristatys statytojas. Labą dieną dar kartą. Žemės ūkio kooperatyvas Agrolit, įkurtas 11 metais gruodžio 13 dieną. Dirbam jau, kaip matot, seniai. Statom šiltnamį auginti uždarame grunte agurkus arba pomidorus. Esam viena iš pirmųjų vaisių daržovių gamintojų organizacijų pripažintų Lietuvoje. Ir vieni iš pirmųjų vykdėm projektų vaisių daržovių gamintojų grupių projektas. Šiuo metu vienyje mūsų kooperatyvos 6 narius. Yra ir didesnių, ir mažesnių. Iš visų dabar yra pas mus 22 hektarai šiltnamių. Ir dabar dar šitas bus vienas naujesnis šiltnamis prie visų šitų 22 hektarų. Ačiū. Jeigu būtų kokių klausimų, tai būtų lengviau. Ačiū labai už šį pristatymą. Dabar jungiame garsiakalbį Aušros Kardzienės ir gali pristatyti. Turėtumėt viską matyti. Taigi, pradėsime nuo sklypo situacijos. Taigi, žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis yra žemės ūkio. Žemės sklypo plotas yra 1,38 hektaro. Žemės sklypo savininkas yra sudaręs užstatymo teisės sutartį su Žemės ūkio kooperatyvu Agrolit. Sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos yra elektros tinklų apsaugos zonos, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos, kelių apsaugos zonos, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos. Teritorijoje, kurioje numatoma statyti pastatą, saugomų medžių ir želdinių nėra. Teritorija nepatenka į kultūros paveldo vertybių apsaugos zonas, sklype nėra kultūros paveldui priklausančių objektų. Taigi, sklypo plano sprendiniai. Projektuojamas statinys šiltnamis vieno aukšto stačiakampių formos sujungtais arkiniais stogais. Pastato gabaritiniai matmenys 48 metrų pločio ir 180 metrų ilgio. Pastatų užimama žemės sklypo plotas yra 7104 kvadratiniai metrai. Pastačius projektuojamą pastatą, sklypo užstatymo tankumas turėtų būti 51%, intensyvumas taip pat 51%. Projektuojamo pastato grindų absoliutinė altitudė yra 83,2, parenkama pagal statybos teritorijoje esantį reljefą. Šiltnamis statomas sąlyginai lygioje vietoje su nežymiu nuolydžiu į šiaurės rytus.
Aplink pastatą formuojamos lokalios nuožulnos į visas puses. Pastatas sklype orientuojamas lygiagrečiai vakariniai sklypo kraštiniai, pusės metro atstumu nuo sklypo ribos. Tam yra gautas kaimyninio sklypo savininko sutikimas pastatą statyti arčiau nei 3 metrai nuo sklypo ribos. Taigi, patekimas į sklypą per naujai projektuojamą įvažą iš pietinėje sklypo dalyje esančios Žvaigždžių gatvės ir per šiaurės pusėje esantį Žvyro kelią, užtikrinant pastato pasiekiamumą rytinę ilgąją pastato kraštinę. Įvaža yra projektuojama ir įrengiama atskirų projektų. Palei rytinę sklypo ribą projektuojamas 3,5 metro pločio skaldos dangos kelias, jungiantis sklypo šiaurinę ir pietinę dalis ir užtikrinantis teritorijos pasiekiamumą ir gaisrinių automobilių judėjimą teritorijoje gaisro atveju. Prieš pagrindinį patekimą į šiltnamį, tai yra vartus rytinėje pastato pusėje, numatoma skaldos dangos aikštelė, jos gabaritai yra 20 metrų ilgis ir 13 metrų plotis. Šiaurinėje sklypo dalyje esantis 10 arų prūdas, numatomas šiltnamio laistymui, lietaus vandens rinkimui ir gaisrinio vandens rezervuaras. Taigi, šiaurinėje sklypo dalyje ties įvažiavimu į sklypą projektuojama 12 metrų ilgio ir pločio gaisrinių automobilių apsisukimo aikštelė su sustiprintu pagrindu. Tai yra skaldos dangos aikštelė armuota tręšių geotinklu. Nuo aikštelės iki vandens paėmimo vietos yra 10 metrų, iki pastato 33 metrai. Statybos metu naikinamų medžių nebus, suardyta veja yra atsiejama. Sklypas nežymiai planiruojamas, įsiliejant į esamą reljefą, statybos vieta išlyginama iki reikiamos altitudės, nukasamas gruntas, paskirstomas aplink šalia statinio esančias teritorijas, taip suformuojant tolygų reljefą. Nuotekų ir elektros tinklai projektuojami atskirais projektais. Dabar šiek tiek apie architektūrą. Tai pastato pagrindinė naudojimo paskirtis yra kita šiltnamių. Pastato veikla yra sezoninė, priklauso nuo metinių klimato sąlygų, funkcija yra sezoninių vaisių ir daržovių auginimas. Kiti technologiniai procesai nebus vykdomi. Pastate numatomas didesnis nei 15 žmonių, nenumatomas didesnis nei 15 žmonių buvimas vienu metu. Pastate nėra numatoma įrengti pastovių darbo vietų. Šiltnamio pagrindinis tūris yra stačiakampio, 38,4 metrų pločio ir 180 metrų ilgio. Prie pagrindinio tūrio jungiamas priestatas, kurio plotis yra 9,6 metro ir 20 metrų ilgio. Pagalbiniai patalpai ir įėjimui į pastatą suformuoti tam ir bus naudojamas mažesnis priestatas. Taigi, pastato konstrukcija numatoma kaip tipinis modulinis gaminys, formuojamas iš 5 modulinių tūrių. Kiekviena dalis dengiama dvišlaičių gaubtų stogų. Pagrindinis šiltnamio plotas yra 6912 kvadratinių metrų. Priestato plotas yra 144 kvadratiniai metrai, bendras plotas yra 7104 kvadratiniai metrai. Bendras pastato aukštis yra 7,5 metro, pastato tūris 45 777 kubiniai metrai. Į pastatą patenkama per stumdomus vartus su integruotomis durimis, pagalbinėje patalpoje ir per varstomas duris vakarinėje pastato dalyje. Pagrindinėmis durimis laikomos rytinėje dalyje suprojektuotos duris. Taigi, pagalbinėje patalpoje numatoma betoninių grindų danga, taip pat formuojama 48 kvadratinių metrų inventoriaus patalpa iš modulinių atitvarų, tai yra daugiasluoksnių plokščių. Šiltnamyje projektuojamas 3 metrų pločio betono dangos takas. Kita šiltnamio danga yra tiesiog natūralus gruntas. Taigi, šiltnamio išorės danga 2 sluoksnių ne mažiau negu 200 mikronų stabilizuota išpūsta terminė plėvelė su oro tarpu ir įrenginių oro slėgiui palaikyti kaip tarp plėvelės sluoksnių. Užpildžius tarpą tarp sluoksnių plėvelė negali susibanguoti. Danga taipogi turi antilašėjimo efektą, neleidžianti kondensato lašams kristi ant augalų.
Plėvelė prie karkaso tvirtinama aliuminio profilių ir latakų pagalba, prispaudžiant PVC juostomis ir papildomais užspaudėjais. Stogo konstrukcijoje įrengti vienos dalies stogo mechanizmai vėdinimui, tai yra stogoangiai su automatiniu valdymu. Šiltnamio konstrukcijai atremti yra numatomi gelžbetoniniai monolitiniai gręžtiniai poriniai pamatai ir kadangi dėl fizinio darbo specifikos darbas yra netinkamas žmonėms turintiems fizinių negalių, pastatas ir aplinka nėra pritaikoma žmonėms su negaliu. Taigi ir paskutinė skaidrė tai būtų pastato perspektyvinis vaizdas realioje aplinkoje. Taigi dabar iš tikrųjų tikėčiausi klausimų, komentarų, pasiūlymų. Vilma Adomaitienė, įsijunkit mikrofoną ir kalbėkit. Taip, aš labai norėčiau truputėlį statytojo plačiau papasakot apie kaip bus organizuojamas darbas šitame šiltname. Ar jūs turit kažkokių tai dar papildomų patalpų, kur darbuotojai gali persirengti, pavalgyti, taip dušai, tai va, neturėjom laiko iki to laiko pasišnekėti, tai tiesiog gal netgi ir dabar pats ir momentas, kad truputėlį papasakotumėt, ar toje statybos vietoje aplinkiniai kažkur turit kažkokią tai bazę, ar kaip. Tai va čia mano toks klausimas būtų tiesiog truputėlį į ateitį apie darbuotojų sanitarinę, higieninę iš tikrųjų padėtį, kas ten bus. Jeigu galite vėliau atsakykite. Mikrofoną reikėtų įsijungti vėliau, išjungtas jūsų. Aha. Gerai. Taip, kadangi ten yra šitas šiltnamis tik tai vienas iš sudėtinių dalių, ten greta yra dar ir mūsų ūkininko Justino Kavaliausko šiltnamiai, tai ten yra visos, sakykime, tos persirengimo kambariai ir dušai, ir tualetai, ir viskas yra tik tai toks, vienas iš šiltnamių, kuriame dirbs darbininkai. Tai jeigu aš teisingai suprantu, tai kaip ir bazė yra Justino Kavaliausko ūkis? Tikrai taip. Tikrai taip. Pagal mūsų vaisių daržovių gamintojų organizacijų, ne pagal mūsų, pagal ES taisyklės, vaisių daržovių gamintojų organizacija gali statyti arba ten, sakykime, įrengti bazę ir savo narių valdose, kad būtų užtikrintas produkcijos auginimu. Tai čia viskas tvarkoja, mes šito tiesiog rūpinamės, kadangi projekte tai bus užtikrintos darbuotojų higieninės sąlygos ir sanitarinės, mes turėtumėm šiek tiek kaip ir pasigilinti šitą. Tai tiesiog ir mes užfiksuosim, kad yra bazė, kurioje darbuotojai gali persirengti, pasiruošti darbui, pavalgyti ir tiesiog eiti į esamus šiltnamius. Tikrai taip. Kaip ir man tai informacijos kaip ir pakanka. Nežinau, čia tai galiu jau išsijungti, aš klausimų daugiau neturiu.
Dar kas nors klausimų turės? Tai sekretorė paskutinį sakinį tada sakykit. Gerai. Tai kadangi iki viešojo susirinkimo ir per valandą nuo nustatytos viešojo susirinkimo pradžios pastabų nebuvo gauta, viešasis susirinkimas laikomas įvykusiu. Visuomenės atstovų susirinkime nedalyvavo, visuomenė laikoma nesuinteresuota projektu. Ačiū Jums, kas dalyvavo. Mes turime išbūti visą valandą, o žmonės dalyvavę galite atsijungti, nes, kaip sakoma, laikas pinigai ir tiek. Jeigu kam įdomu, gali pasilikti, bet realiai manau, kad visi užsiėmė ir nebetrukdysim. Tai tiek, mes tada su sekretorė būsime iki galo. Na ir su projektų vadovė, iš tikrųjų, aš visiems dėkoju. Procedūrą atlikom, pateiksim projektinių pasiūlymui, tvirtinimui miesto architektui, tai ir važiuosim toliau. O kada dabar tas visas pateikimas miesto architektui vyks? Tai jis turi būti rytoj, kadangi šiandien iki 24 valandos info statyboje nėra galimybės gauti atsakymo, kad susirinkimas įvyko. Na, tiesiog parom skaičiuoja, o ne valandom. O rytoj rytą jau atsiras, kad susirinkimas įvykęs ir galim tada pateikti įrašus, protokolus ir tada architektas priima sprendimą, kad visos procedūros yra atliktos teigiamai, teisingai ir pritarė projektiniam pasiūlymui. O architektas turi šitą terminą, per kiek laiko jis turi jūsų šitą įvertinti pasiūlymą? Tai labai įvairiai, žinokit, šiaip STR nėra nurodyta per kiek laiko, bet ir čia biški tokia kuriozas, kaip ir keistokai atrodo, bet noriu pasakyti, kad mūsų architektas Radviliškio rajono yra labai teigiamai tuos dalykus žiūri ir niekada nestabdo. Žinokit, reikia tik tais, kaip sakant, įkelt ir duoti jam žinoti, tokių problemų tikrai nebus, gaišinimo specialaus tikrai nebus. Ačiū. Prašom. Tiesa. Visą gerą. Tai ačiū, kas buvo prisijungę, galite atsijungti iš tiesų ir, kaip sakyti, susirinkimas yra įvykęs, bet mes turime iki 5 valandos išlaukti dar. Ačiū. Ačiū visiems dėmesį. Iki. Visą gerą. Viso gero. Viso.
Tai susirinkimas eina jau į pabaigą. Susirinkimą užtvirtinam kaip įvykusi. Aušra Kardzienė su sekretorė gali atsijungti ir baigsime.